Sveiki, sugrįžę į Inkscape mokymus, struktūrinė geologija. Dabar mes turim mastelį, čia yra 1 kilometras, čia mūsų pjūvio linija. Ir dabar mes pradėsim braižyti izohipses. Tai čia susidės. Dabar mes turim čia 1 kilometrą, mums reikia daryti izohipses ir mums reikia pagal kiek tų izohipsų daryti. Tiesa, geriausias, aišku, variantas yra daryti nei mažiau, nei daugiau, negu yra va čia parašyta. Reiškia, kas 50 metrų. Nes jeigu izohipsės pratas kas 50 metrų, tai mums tankiau tikrai nereikia. Aišku, padarykim kas 50 metrų. Taigi, jeigu 1000 padalinti iš 50, gausim 20, tai mums reiks 20 izohipsių, tokių linijų, bet mums neskaičiuojant šitos pirmos. Nes čia yra nulinė, paskui 50, 100, tai reiškia iš tose arba reiktų neskaičiuoti šitos, arba reikia dar 20. Tai kaip tai padaryti? Tai galima daryti eiti per duplicate ir tai padaro lygiai tokią pat liniją ant viršaus pirmos linijos arba pradinės linijos, arba Inkscape galima padaryti taip paprastai, kad paimant šitą nešiojant vieną liniją, mygti space arba tarpinį klavišą space ir lieka kopija. Tai mes dabar padarysim 10 ir paskui dar 10. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir čia 11, ne? 3, 6, 10, gerai, tada šitą ištrinsim. Mes laikydami shiftą šitas linijas sužymėsim. Ir matot, juos nešim ir dar padarysim space ir space. Gerai. Dabar čia turėtų būti... šitą nebereikia. Tai va, čia yra 20 linijų plus 1. Ir tai yra... Galima netgi patikrinti, kiek čia yra. Tai šitos neskaičiuojam. Arba čia 0, čia 100 metrų. Kas 50, 100, čia 200, čia 300, čia 400, čia 500, čia 600, čia 700, 8, 9 tūkstantis. Gerai, mes visas linijas turim. Dabar mums ką reikia padaryti? Mums reikia pirmą liniją. Čia mūsų mastelis, ne? Mūsų per storos linijas, man atrodo. Man labai patinka, kai storos linijas galima šitą sužymėti ir truputį pakeisti visos per storos čia atrodo. Tarkim, kad vienas. Vis kokios plonesnės. Mes šitą sluoksnį kol kas galim išjungti. Gerai, paksimim. Šitą šakiną, pažiūrėkime. Gerai, tai mūsų pirma, svarbiausia, kad pirma ir paskutinė linija, arba nulinė ar kilometrinė, būtų gerai aukšti pagal mastelį. Čia. Va. Jau paimsim šitą, irgi padėsim pagal mastelį čia. Ne, čia. Gerai, šitą patrauksim toliau. Tada pažymėsim visas linijas. Svarbu, kad to mastelio stačiakampio nepažymėtumėm. Ir dabar mes paimsim ir darysim tokią funkciją. Šitą. Mes galim
distribute and align. Tai reiškia, distribute reiškia suskirstys labai vienodais atstumais, idealiai vienodais atstumais, align sulygiuos prie vieno krašto ar kitą. Tai va, jeigu mes padarytumėm distribute, tai matot, vienodais atstumais, čia išskirstys vienodais atstumais, ir tas, kad sulygiuotų į, tarkim, vieną kraštą. Na, padarėm. Mes paimsime dar į, kad nesimaišytų mūsų, sugrupuosim šitas. Va. Dabar paimam, patikrinam, ar čia mūsų labai gerai padarė, nelabai. Turi būti gerai, bet tai viso pikto reikia patikrinti. Na, čia kažkur taškas. Na, kaip tik tai. Gerai. Dabar šitą padarom ir mūsų, pažiūrėkim, kad nebūtų, čia mūsų bus bortas pjūva, kaip atsimena tikriausiai dar. Tai paimsim šito ir patrumpinsim truputį, kažkur čia bus bortas. Gerai, naikim pažiūrėti į kitą pusę, ar gerai. Gerai. Na, mes atbraižiam stratos ekipsės. Mūsų žemėlapį. Na, dabar... Aha, kaip aš sakiau, mėgstu labai sluoksnius. Mums, man atrodo, reikia šitą sluoksnį imti ir pavadinti, pervadinti, net čia bus ne topo pjūvis, bet pavadinkim, čia yra izohipsės. Izohipsės. Ir dabar mes sudėsim skaičiukus, va čia. Mums reikia skaičiukų ir mums dar reikia, kad sukursim dar vieną sluoksnį, dar nežinau, kaip pavadinsim. Bet dabar mes imkim ir sukurkim kapilą. Gerai, mums reiktų pažymėti... Aha, čia mums reikia pažymėti kokie aukščiai bus. Čia, tarkim, bus 1 kilometras aukščio. Tam naudosimės teksto instrumentą. Čia turi būti nuliukai. Va, tai čia bus, tarkim, aha, kokie čia bus aukščiai, pažiūrėkim. Jeigu čia bus 1000, čia bus, tarkim, 0, bet imkim, pažiūrėkim, ar yra kitokių aukščių. Čia 300, ar mes kalbame šitą intervalą. Pažiūrėkim, 300, 300, čia yra 800, 500, aukščiau kilometro nėra, žemiau 0 irgi nematau. Na, jeigu reikia, tai pataisysim paskui. Na, ir dabar imsim 8 bus per didelis, tikriausiai padarykime kokius 3, nedaugiau. Gerai, čia bus 0, aukštis, 0, va šitą 50 praleisim, darau duplicate, tą, atnešu čia darau 100 ir taip toliau. Dabar šitas sudėsimės. Na, aš įsidėjau, kad būtų greičiau. Tai maždaug dėjau pagal, nes dėl gražumo mes jas galime irgi pažymėti. Pažymėkim ir sulyginkim, tarkim, mes kažką šitą. Na. Taip, dabar mes ką galim padaryti, matot, pažymėjau vėl čia galim atgrupuoti jas, ir kad būtų gražiau, aš dabar laikau shift ir pažymiu tas pusinės, kas 50, čia 950 ir 850. Ir taip toliau pažymėsiu, kas pusės linijas, pažymėsiu, mes jas padarysim punktyrinėm, kad paskui mes, kai žymėsim taškus aukščio, mums būtų lengviau orientuotis. Tai dabar tai darysi su Filler's Stroke irgi. Va, čia yra dešis, mes dėkim, tarkim, šitas. Po vieną, gerai. Va, matot, šitas gavosi tokios
Ir dar, kad būtų gražiau, mes va šitą pusinę, arba per 500, kad geriau truputį būtų orientuotis, padarykim kokią žalą. Ne, aš tai pastai matysis, darykim raudoną. Va, padarim raudoną. Bet dabar vėl šitas išrakinam. Dabar mes galim daryti, mums reikia portų. Reiškia, mes šitą liniją ištrinsim. Tai būna. Paimsim ir nubražysim stačiakampį, kuris bus, matome, kaip atsimena linijas, tai mums ištiesinės linijas reikia. Spalva kokia gali būti. Raudona. O ne šulas, kas tai turbūt būtų. Ten. Dabar mes ką padarysim, mes sudėsim gražiai į bortą. Čia bus mūsų bortas, ne? Vienas. Tai tada aukštis bus ir čia bus ant nulio. Padidinti, kad tai būtų gražiai. Ir sumažinti ir padarom į kitą pusę. Iki galo. Pasipilgas plius. Va, ir kažkur čia, ne? Gerai. Gerai. Matome, čia truputį mūsų izogipsės netraukia, tai mes galime sutrakinti. Jos yra sugrupuotos. Jos nesugrupuotos. Apskartakyti. Svarbu, kad izogipsės mes vis tiek nesimatys, paskui galiniam pjūvį, bet čia svarbu, kad bortas būtų gera vieta. Gerai, šakinam. Šakinam, tai matosi. Na va, tai dabar mes ką galim padaryti. Tai mes galim šitos taškus paimti. Mes čia esam. Šitos galim taškus paimti. Daryti duplikatą. Ir nunešti į kitą pusę. Kad matytas irgi. Gerai. Taip. Dabar mes paimsim ir line padarysim kažkaip čia. Line į kitą pusę. Šitą. Kaip tu išvaram. Taip. Gerai. Čia 200 gerai. Na va. Tai mes dabar pasiruošėm šitą segmūną, pasiruošėm braižyti topo pjūvį. Pažiūrėkim, ką čia mes galim. Šitą lieka, jeigu mes šitas išjungsim, čia galutiniam variante mums šito izogipsų nereiks, tai bus labai gražu. Gerai, darom pertrauką vėl, sutiksim trečiam video.